Sveiki visi, šiandien servise 007, kaip jau turbūt nesirprizas, dar vienas Dodge Durango automobilis, kaip jau prieš tai keletą video minėjau, bent 6 jų eilėje, turėjom 6, iš tikrųjų dar 2 užsirašėm, toks visas, kad kažkaip jūrinį konteinerį kažkas Durango iškrovė ir visi nori kokybiškos Landirenzo sistemos. Tai dar vienas jų pavyzdžių, tikrai labai tvarkingas, faceliftinis 21 metų Dodge Durango automobilis. Vienintelis niuansas, ko trūksta automobilė, tai variklio gaubto, kaip matot, nėra, bet čia viskas labai tvarkingai, priekis visiškai panašus, sveikas buvęs, viskas savo vietose, taip kaip priklauso. Na, vat, keista, bet išskyrus variklio, reiškia visą dangtį. Tai vat, kaip visada sumontavom šiam 21 metų Dodge Durango 365 starui Landirenzo sistemą, sumontavom ją geriausios komplektacijos, kokią iš principo šiandien galim pasiūlyti. Žinau, kad jau N+M video esam padarę apie tai, bet vis tiek mano pareiga trumpai parodyti, priminti ir paaiškinti, ką ir kaip darom, atliekam ir kuo gyvenam. Tai Landirenzo sistema sumontuota, pats valdymo blokas Landirenzo Evo OBD, štai čia. Apie tai, kodėl yra šita vieta, esu begalę kartų sakęs, puikiai vieta valdymo blokui. OMB BFC skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas, kurį bus lengva aptarnauti, prieiti tiek vožtuvą išvalyti, tiek skystos fazės filtrą pakeisti. Dujinės fazės filtras sumontuota štai čia, naujo tipo su surinkimu, tam, kad būtų jį surinkta kiek įmanoma daugiau purvo ir nešvarumų. Landirenzo LI10 Turbo Oversize, pati galingiausia, našiausia šio reduktoriaus versija štai šitoje vietoje. Vėlgi niekam netrukdanti vieta, gerai prie jos prieiti, jeigu reikėtų aptarnauti, žiūrėti, identifikuoti, defektuoti ir taip toliau ir panašiai. Dujiniai purkštukai Reilo naujo tipo IG7 Dakota, kuriuos esame sujungę tarpusavėje, bei dujų padavimą padarė iš abiejų pusių. Štai šitoje vietoje jie, slėgio davikliukas. Na ir kaip visada, visi Landirenzo dujinės įrangos montavimai mūsų servise pagal aukščiausios kokybės standartus. Tai ir specialios apsauginės gofros, laikikliukai, viskas tvirtai savo vietose. Niekas nenumesta kažkur, nekliba, kaip sakyti, nedreba ir taip toliau, viskas pritvirtinta. Dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuotas konkrečiai šiam variklio skyriui. Visus laidus mes montuodami Landirenzo sistemą išardom. Parenkam juos konkrečiai šiam variklio skyriui, parenkam jų tinkamus ilgius, sugrupuojame tarpusavėje taip, kaip mums yra reikalinga ir patogu. Tuos laidus įvelkame į apsauginės gofras, tas gofras izoliuojame, kiekvieną kontaktą, kurį lituojamės, be abejonės jungiamės signalus, tai jis yra, kaip jau ir paminėjau, yra lituojamas, apsaugomas termokembrikais su klijais. Didžioji dauguma signalų tiesiai prie benzininio valdymo bloko, kuris yra būtent čia. Automatiškai netampom čia per variklį papildomų tų laidų ir be abejonės tos estetikos variklio skyriuje turime labai daug. Diagnostinė jungtis, prie kurios prisijungiam ir kalibruojam sistemą, dujinės įrangos saugiklis, taipogi instruktažo metu parodomas klientui, paaiškinama viskas, kas, kaip, kur ir kodėl ir turi būti. Be abejonės dujinės įrangos saugiklio vietą privalu žinoti. Tai tiek apie patį variklio skyrių, jisai žinoma švarus, tvarkingas, nuvalytas, taip kaip ir visada pas mus servise 007. Dujinės įrangos mygtukas yra sumontuojamas štai šitoje vietoje, su guminiu apvadu, gražus, dailus, tikrai labai puikiai žiūrisi, matosi gerai, niekam netrukdo, neblaško, neerzina, mano nuomonė turbūt viena geriausių vietų. Pildymas prie benzino užpildymo vietos sumontuojamas štai taip, slepiasi po dangteliu, gražiai užsidaro, baigus pildymą taip, kad nieko nesimato, labai patogu taip pat. Dujinės įrangos balionas montuojamas atsarginio rato vietoje, štai čia turim jau įprastą, kaip dažniausiai montuojam 92 litrų Bormech dujinės įrangos balioną, tai yra kokybiškas balionas. Kaip visada papildomai balionai yra montuojami papildomi magnetai tam, kad surinktų kiek įmanoma metalo abrazyvus, kurių nenorim gaunam iš nešvarių cisternų pas mus. Yra sumontuotas taipogi multivožtuvas ekstra tipo padidinto pralaidumo, tiek 3.6, tiek 5.7 variantam jau yra jis ir montuojamas toks. Be abejonės ir plastikinė magistralė yra didžiausio našumo, taip kaip iš tikrųjų yra numatyta ir taip kaip turi būti viskas padaryta. Dujinės įrangos balionas ne tik atrodo tvarkingai, bet yra gražiai patikimai sumontuotas ir padengtas antikorozinė danga. Tai atrodo gražiai, švariai, lygiai, nenubroždintas, nenubraukytas, viskas iki galo, taip kaip turi būti. Balioną prieš montuodami dar dieną prieš tai dengiam antikorozinę dangą jo virš, tam, kad sudėję galėtume dar kartą papildomai dengti, bet prie vietų, prie kurių neprieinam, kad jos irgi būtų taipogi gerai padengtos. Tai va, tai tiek apie kokybišką Landirenzo sistemos montavimą servise 007. Jei kažką panašaus vairuojate ar planuojate įsigyti, tai manau, kur kreiptis tikrai žinosite. Ačiū.